Sveiki visi, su jumis sveikinasi tinklalaidė 31 minutė Ilja Laurs ir kaip jau tradiciškai susiklostė, su Ilja kartu aš, Rena Sarbikian-Kinderė, ir šiandien mes su Ilja kalbėsime apie investavimo psichologiją, kur tema yra labai plati ir gal ne vieną epizodą tam skirsime, bet investavime psichologija yra viena iš pagrindinių dalykų ir sėkmės paslapčių, kuo išlaikysim tą savo emocinį stabilumą, tuo daugiau galėsime ilgainiui išlošti. Tai, Ilja, pradžiai mes su tavim dažnai apie tai kalbam, kad visi modeliai, ekonomistų modeliai ir projekcijos modeliai yra sudėlioti taip, kad žmogus yra 100% racionalus, kad jis siekia tik 100% maksimalios grąžos ir 100% objektyviai moka išnaudoti visą prieinamą informaciją. Ne? Tai pačio nuomonė, kokia yra apie tai ir kaip tu į behavioristiką atėjai? Žinai, šitą aš norėčiau gal netgi iškelti temą šiek tiek abstrakčiau ir aukščiau, nes faktas, kad investavime žmogaus neracionalumas kainuoja brangiausiai, nes fiziškai prarandi pinigus, bet visiškai tos pačios klaidos psichologai vadina mąstymo klaidom, mąstymo iškreipimais, sisteminiam mąstymo ir sprendimo priimimo klaidom, yra daug pavadinimų, bet visą tai indikuoja apie tai, kad žmogus niekada gyvenime sprendimuose nesielgia taip racionaliai, kaip tam žmogui atrodo. Ir tiesiog keletą pavyzdžių, kad tai pailiustruoti žmogui atrodo, kaip čia mes visi racionalūs būtybė, kaip čia mes galime elgtis neracionaliai. Banalus tyrimas. Man patinka daug iliustruoti tyrimais, aiškiais eksperimentais, kur pamatuojama ir pasakoma skaičiais, o ne abstrakcijom. Tai buvo toksai labai paprastas psichologinis tyrimas apie tai, kai žmogui prašydavo dviejų dalykų. Vienas dalykas. Pažiūrėkite paskutinius 2 skaičius savo kredito kortelės ir pasakykite garsiai, kokie jie yra. Antras veiksmas, kuris išrašym, čia stovi buteliukas mineralinio vandens be jokių žymių, tiesiog mineralinis vanduo. Ir tada, pas mus studijoje karšta, ten šviečia projektoriai, ten pasakykite, kiek jūs būtumėt linkę sumokėti už konkrečiai šitą buteliuką. Ja? Ir atrodytų, pirmas klausimas, paskutiniai 2 skaičiai kortelės nekaip neturėtų koreliuoti arba įtakoti, kiek žmogus linkęs sumokėti už buteliuką, o praktikoje yra visiškai ne taip. Jeigu iškrisdavo skaičiukai maži, ten 0,2, 0,5, 0,3, tai lyginant su dideliais 9,8, 80, 87, skirtumas, kurį žmogus sutikdavo mokėti už buteliuką, buvo 300%. $3 moku. Jeigu mano kredito kortelės paskutinis skaičius yra mažas, $10 moku, jeigu jisai didelis. Racionaliam mąstymui tai yra absurdas. Kaip gali atsitiktinis visiškai iš dangaus skaičiukas įtakoti mano racionalų vertinimą, kiek man vertas tas buteliukas. Ir čia kaip tik iliustracija vieno iš. Jų yra 10 tų būtent mąstymo, sprendimo, priėmimo, skaičiavimo nuokrypių, kuris vadinasi psichologijoje kaip inkaravimo efektas. Jisai sako, kad jeigu mano smegenyse pažadintas mažas skaičiukas, nesvarbu, ar tai yra kredito kortelės paskutiniai skaičiai, ar tai yra norintis mane paveikti derybininkas, kuris specialiai pasakė, žiūrėkit, o lauke tik tai +3. Vasara buvo, dabar tik tai +3, nesvarbu. Kokiam kontekste paminimas mažas skaičiukas, viskas pas mane smegenyse įsijungia inkaras, kas yra blogiausia, jisai veikia pasąmoniai. Aš netgi nesuvokiu, kad tą sekundę, kai manęs klausia, o kiek tu sumokėtum už tą vandens buteliuką, aš nesuvokiu, kad prieš tai pasakytas mažas skaičius veikia mano sprendimą. Tai čia yra didžiausia bėda, didžiausias spąstai, kad man kaip žmogui atrodo, kad čia yra racionalus pagrįstas mano sprendimas. Nes niekas manęs nekaip neįtakoja, paklausia juos, ar jūsų nuomonė kažkieno yra įtakų. Ne, čia mano sprendimas, aš perku tą buteliuką, o faktas yra kitoks. Tai čia yra iliustracija, kad netgi mažas toksai dalykas taip stipriai gali įtakoti. Tai vėlgi, jeigu buteliukas 3 ir $10, jokio skirtumo. Kas bus, jeigu tai yra derybinis kontraktas, kurio vertė milijonai? Ir statistika visa rodo, kad nesvarbu žmogui ar $10 ar milijonas, tie nuokrypiai veikia nepastebimai. Čia yra grėsmė. Ir dabar iki kol žmogus nesupras, neįsisąmonins, kaip mano mąstymą, mano sprendimus veikia tie nuokrypiai, neįsijungia tos raudonos vėliavos ir būk atsargus. Dabar tave paveikia, tau gal netgi nežinant, vienas ar kitas momentas ir įvertinant kainą, pasitiklink su lentelėm,
išlaukti ten 30 minučių, ten dar kažką, tai padaryk kažką, kitaip tau atrodantis vidinis sprendimas nebus teisingas. Tai vat noriu jo paryškinti, kad kaip ir be atrodytų, kad čia yra, nesąmonė, kaip čia žmonės yra racionalūs, ne nesąmonė, iki kol to nežinai, gali pasiduoti spastams ir tada ypač investicijose, ypač kai kalba eina apie finansus, tai gali kainuoti belekiek brangiai. Taip, būtent, kad gyvenime atrodo, kad mes visi esame emocionalūs, bet rinkos dalyviai, kaip mūsų vadina, investuotojai, rinkos dalyviai, jie visada buvo laikomi super racionaliais. Bet pirmie iš tų tyrėjų turbūt tos behavioristikos, elgsenos finansų tyrimai yra tokia puikiai knyga Kahnemano, ne? Mąstyti lėtai ir greitai, kur yra aprašytis tos sisteminės problemos ir jeigu jos atpažinti investuotojui, iš šono atpažinti, apie su jais susipažinti, galima tapti gal ir geresnių investuotojų tuo metu. Tai kokios yra tos sisteminės klaidos arba kaip mes juos vadinam kognityviniai šališkumai, angliškai tai yra cognitive biases, kurie veikia mūsų smegenyse, ne? Tai pavyzdžiui, vienas iš pagrindinių, kodėl Kahnemanas gavo Nobelio premiją, kas ekonomikos studijas gal turėjo, turbūt susipažinę kažkiek, kad yra su ta prospekto teorija. Žinai šitą pavyzdį, kad Kahnemanas atrado, kad žmogus suradęs ten $100 ryte eidamas į darbą netyčia ant ten asfalto, o po to dienos pabaigoje netyčia tos pinigus praradęs, jis jaučia skirtingo svorio jausmus. Tai turėtų atrodyti, kad absurdas jausti kažką praradęs, nes tu tos pinigus netyčia radai ir netyčia praradai. Bet žmogus dienos pabaigoje jaučiasi labiau praradęs. Jo? Tai žmogus iš prospekto teorijos ateina visi tie sisteminiai sąlygiškumai. Tai vienas iš jų turbūt populiariausias, kurį mes matom, yra tas FOMO. FOMO visur gyvenime ir visur investavime. Tai yra FOMO, nes tai tokia tarnybinė abreviatūra. Tarnybinė abreviatūra, bet gyvenime fear of missing out. Taip, visi uždirba kažkur tai šalia manęs, ten bitkoinas ten belekiek ten auga ir aš labai noriu uždirbti ir aš bėgu, nes visi bėga ir tada aukso, pavyzdžiui, ne? Bet kokia manija, istorija ten nuo tulpių pardavimo manijos iki visų ponzi schemų, iki visų piramidžių ir iki tokių kaip aukso, jo tas FOMO, kai visur staiga auga, man protas gali sakyti, kad negali, nes dar vienas toks augimo ciklas, tiek procentų išaugs ir pasaulio pinigų neužteks nupirkti šitą ten tulpių, ten ar aukso, ar ten kažkokį resursą, protas tą sako, o emocija sako, jau teisingai sakai, vadinimas yra FOMO, fear of missing out, tai jeigu visur turi viršpelnius ir visi giriasi, susilaikyti ir pačiam nedalyvauti yra praktiškai be šansų, jeigu to nesuvoki, kad reikia save sustabdyti ir pamatuoti, pažiūrėti objektyviai vertę, ten vėlgi lentelės statistikos skaičius, tai tada instinktas sako, visi čia uždirba, aš irgi ir tada labai skučiai kainuoja. Tai čia vienas iš, teisingai sakai. Turbūt tas bandos efektas, kuris vadinama, jis yra vienas iš didžiausių klaidų, ant kurių pasimauna investuotojai. Kai jie ateina į rinką, ką jie daro, atrankėjo ten paskutiniu metu, kas labiausiai augo, verslo žinios apie tai rašo, Delfi, 15 minučių, Financial Times, kad viskas dabar ten yra kažkoks tai bumas biotechnologijos srity ir aš neturiu visiškai išėjimo plano, perku kartu su visais ir tada, kai pradeda kristi, tada atsiduriu toj. Bandos instinktas vienas ryškiausių. Vėlgi, tai stipriai veikia investuotojus, tai stipriai veikia visur kitur gyvenime. Tai jeigu visi, čia toksai garsusis pasakymas, tai ką, jeigu ten visi nuo 9 aukšto šauks, tai tu irgi šauksi, tai čia šiaip numatoma, kad turėtų kaip juokas ir su sarkazmu. Išskyrus tai, kad gyvenime taip ir vyksta, visi šoka ir aš šoku. Visi perka, aš perku, visi parduoda, aš parduodu, jeigu antraštės 3 parašo, kad ten visos rinkos raudonai parduodu, jeigu žaliai, tai tada perku. Ir tas nebekvestionavimas, ar mano elgesys yra racionalus, dėl ko, vardan ko, už kiek, jisai tiesiog dėl to, kad visi tą daro, jisai vienas ryškesnių tokių nuokrypių. Ir vienintelis skiepas, tai yra visada, kai jauti tą polinkį kažką padaryti, bet negali viduje savo paaiškinti, o kodėl, tai tada tiesiog pabandyti racionalizuoti, nes būtent tokiam, kaip ir daugeliu kitam, tokių nuokrypių ir mąstymo klaidų veikia racionalizacija. Tai yra pabandymas pasakymas, užskaitau, kad aš jaučiu, kad reikia pirkti ir parduoti, užskaitau, jaučiu, tikrai negaliu su to ginčytis, aš taip jaučiu. Iš to neseka, kad aš tai privalau daryti. Teisingai. Tai jeigu aš noriu sąmoningai, racionaliai elgtis, tai tada pabandau tiesiog įvertinti skaičiukais. Ten vėlgi tada pažiūrė, jeigu kalbame apie investicijas, tai pelningumą, jeigu kalbame apie, tarkime, pirkimą, tai ar protinga namo kaina ar neprotinga.
Ir iš to, tarp kitko, noriu išvesti dar vieną tokį nuokrypį, kuris irgi labai dažnai minimas, pasakei, kad rinkos ten juda, visi kiti kaip tai atsitinka. Tai noriu tokį vieną palyginimą pateikti. Paprastai, kai renkamės nekilnojamo turto objektą, namą, žmogus linkęs vertinti ne tik tai, man patinka, nepatinka, bet ir kainą. Nes už viską reikia mokėti ir kiekvienam objektui yra viduj kažkoks tai skaičiuoklė, kurie pasako, nu čia man patinka, bet per brangu. Tai va, paprastam gyvenime ateini į parduotuvę, perki mašiną, perki namą, visada įvertini atskirai, patinka, nepatinka, o atskirai, o kiek tai kainuoja, bandai subalansuoti, kiek kainuoja, patinka, nepatinka, tik tai tada darai sprendimą. Tai nuokreipis, kuris dažnai veikia ir prieštarauja tokiam procentui, yra, pavyzdžiui, kaip daug žmonių perka akcijas. Yra netgi toksai juokelis profesionalų pasaulyje, yra vadinasi taksistas sentimentas. Nežinau kodėl, bet laikoma, kad būtent taksistai kažkaip, matyt, kai neturi klientų. Paskutinė grandinė. Jo perka, parduoda, treidina, bet kažkodėl visi jo referuoja. Bet tarkime, ten važiuojant taksi, ten labai dažnas irgi mano asmenis scenarijus, kai ten kartais norintys kalbėti taksistai paklausė, ten ko užsiėmė, ten abstrakčiai pasakai investicijom, viskas momentaliai. Tai aš dabar galvoju, reikia pirkti Teslą, ten parduoti Teslą, ar pirkti Nvidia, ar ten ar kažką tai. Bando insiderio kažkokią tai ar profesionalų nuomonę išgirsti. O man pačiam smalsu, aš sakau, gerai, vat, jūs norite, kodėl? Nu tai jie ten turi, ten ateities, va tą pasakė, ten bus ten tas. Sakau, gerai, o už kokią kainą pirksit? Nežinau. O koks jų pelningumas? Nežinau. Tai čia analogiškai namo pirkimui nes patinka, nepaklausius kainos. Bet gali būti, kad jo namas geras, gražus, su juo viskas tvarkoja, bet per brangus, nes pardavėjas prašo per brangiai. Viskas tvarkoja, gražus, vertas, bet ne tiek. Būna atvirkščiai, kad pigiau. Tai vat, labai įdomus vienas nuokrypis yra, kai mes bandome vertinti kokybiškai sudedamąją dalį. PVZ ten turi, neturi kompanija ateities. Jeigu mum atrodo, kad turi, automatiškai perku, nepaklausius už kiek ir nepaklausius, o koks vienai akcijai tenka pelningumas. Kitais žodžiais, perku namą, nes gražus, nepaklausius, o kiek kainuoja. Bet pakalbėjus su žmogum, kas yra įdomu ir keista, netgi nekilo supratimas, kad vat, tai kokybinės sudedamų yra, o kokybinės apskritai netgi nėra. Ir tai yra irgi vienas iš nuokrypių, kur labai dažnai veda prie to, kad tada išgirdęs gerą naujieną taksistas perka, to pačiujudina visą rinką, nes jeigu vienu metu milijonas taksistų paspaudė parduoti, rinka krenta. Ir atvirkščiai. Šiaip labai paprastas ir puikus palyginimas, ypatingai mums Lietuvoje. Ne? Tai, kad iš karto paklaus savęs, ar nekilnojamo turtą tai pirktum tiesiog iš rekomendacijos. Jo, vien dėl to, kad gražus namas, jo, perku. O kiek, nu nežinau, kiek kainuoja, tiek perku. Bet ką investuotojams būtų tikrai vertinga padaryti, kai sekantį kartą kažkas parekomenduos ar perskaityti kažkokią antraštę, tai pažiūrėti istorinę grąžą. Ne 5 metų, nes to neužteks, o 10 metų, 20 metų, jūs pamatysite vidurkį, ne? Jeigu auksas po 20% daro 3 metus, ilgainiui jūs pamatysit, kad daro 6-7. Tai vat, čia yra jums indikacija pažiūrėti, kuo įmanoma ilgesnė istorija, atrankioti ir pažiūrėti, kokie gali būti svyravimai. Tai va čia vat, būtų tokia pagalba priimant sprendimus. Bendraja prasme tai yra vadinama racionalizacija. Tai tada, kai jauti tą polinkį mąstyti ar spręsti vienaip ar kitaip, tai tada racionalizuojant bandai surasti ne bepriklausančių nuo tavo o tikrai efektyvių rodiklių, vėlgi, tai gali būti ten paskutiniai 5 metų sandoriai, tai gali būti, jeigu kalbam apie įmonės akcijas, gali būti pelningumo rodiklis, kiek atitenka pelno apie jį, ten viena akcija ir panašiai. Darant sprendimus apie kitus gyvenimo kažkokius tai klausimus, tai tada tiesiog bandyti ne tik tai paklausyti savęs noriu, nenoriu, bet ir pabandyti racionalizuoti, kitai žodžiai surasti objektyvių argumentų, ar tai yra geras sprendimas, ar tai yra emocinis sprendimas. Netgi yra tokia metodika, kuri sako, jeigu vėlgi jauti, ir tas taikomas vėlgi ten nuo žmonių samdymo, kai labai dažnai apsirenka tarp kitko žmonės, kai vadovas bando pasamdyti pavaldinį ir ateina ir iš vieno pokalbio sako, nu aš jaučiu, kad čia geras darbuotojas. Statistika sako,
o tas jaučiu, kad geras niekaip nekoreliuoja su būsimąja sėkme ar nesėkme šito darbuotojo. Tarp kitko, tas Paskalmenas labai juokingai aprašė šitą dalyką, kai, žinai, per blogą orą visada moksliukai gauna darbą. Per gerą orą tie, kurie turi tos vadinamus soft skills, kaip čia lietuviškai teisingai išsireikšti, tokie lyderystės labiau turi, nes per blogą orą tiesiog, kai visi labiau žiūri tavo CV, kokią tu universitetą baigėjai, kokius tu pažymius turėjai, o per gerą orą labiau vertina tavo komunikacijos ar ten kitus kažkokius gebėjimus. Tokį halo efektą, vienas irgi labai išryškintų ir labai išmatuotų poveikių, kuris sako plačiaja prasme, kad tavo bet kokį sprendimą, priimti žmogų į darbą, pirkti, parduoti akciją, kad ir kaip beatrodytų, kad tas sprendimas atsinaus, priklauso nuo tavo bendro emocinio fono, bendro. Lietus ar nelietus, tai dar paryškinsiu dar kai kuriais argumentais. Buvo toksai skandalingas tyrimas Amerikoje, kai išaiškėjo, kad jeigu teisėjai sprendžia nuosprendį nusikaltėliui, kiek duoti metų, jeigu nuosprendį daro ryte, švieži, sotus, nuosprendžiai būna minkštesni, link pietų griežtėja, po pietų vėl minkštėja, pavalgė, darbo gale vėl griežtėja ir nuokrypis nėra 1 ar 2%, yra trečdaliu. Kitais žodžiais, nusikaltėlis patekęs pas tokį teisėją, ar gaus ten 5 metai ar 7 metai, 2 metai gyvenimo skirtumas, priklauso nuo to, papietavęs sočiai ar neteisėjas. Priklauso nuo to, ar teisėjo buvo pamatuota, tai čia nekalbu abstrakčiai, futbolo komanda laimėjo ar nelaimėjo tą savaitgalį. Ir panašiai. Teisingai sakai, lygiai tą patį, jeigu yra lyja, tai tada, reiškia, toksai emocinis fonas, jeigu saulė dar kitoks, netgi susidūrė su laimės ekonomikos skaičiuotojai, ekonomistai su tokia bėda, kad ypač pas mus Skandinavijoje, kur dažnai lyja, daro apklausą, ar apskritai jūs gyvenime esate laimingi, nes kažkaip reikia pamatuoti, tautą laimingą, ne, kol kas kito būdo, kaip paklausti žmogus, kaip tu jautiesi laimingas, nėra. Nes tu gali ten BVP paskaičiuoti doleriais tiksliai, tu negali laimės paskaičiuoti tiksliai šaliai, tai naudojama apklausa ir paklausė saulėtą dieną, visa šalis laiminga, indekse patenkam. Padaro apklausą lietingą dieną, visa šalis nelaiminga. Tai va čia irgi tas halo efektas, kur reikia labai stipriai įvertinti. Buity jisai žinomas kaip baudžia šefas savo pavaldinį ten už kažkokią tai smulkmeną ir tas sako, tai ką, ryte vėl su žmona susipikai jo. Tai čia labai toksai būtinis palyginimas, bet taip, bet koks emocinio fono nukreipimas labai stipriai įtakoja sprendimus ir jeigu neturi tos vidinės drausmės, pasakyti, jo, aš dabar šiuo metu esu rizikos teritorijai, turiu polinkį priimti sprendimus, nes ten susipikau, ar ten lyja, jeigu tą savyje žinai, tai vėlgi per racionalizaciją tu gali šiek tiek to apsisaugoti. Na ir turbūt pabaigai apie efektą, kuris yra tos kognityvinis šališkumo netoli to FOMO bandos efekto, yra naujovės efektas. Ne? Tai reiškia, kai tu ateini į rinką neseniai, kaip mano vieni investuotojai, jeigu pradėjo investuoti ten 21 metais, kai viskas kilo, ar 20-ais, tai 30%, 20% yra, čia yra labai gera grąža, duokit man, parodykit, kur dar investuoti, kad kasmet po 10 metų taip varyt. Gal aš darbą jau mesiu ir tiesiog dirbsiu ir už investavimą. Tai yra projekcionavimas į priekį, nesenių, kažkokių dalykų, kurie vyksta paskutinius ten 3-6 mėnesius arba net metus. Ne? Tai vienas iš tų pavyzdžių gali būti dabar karas. Ne? Atrodo, kad žmonės yra, kai tu esi viduj visų veiksmų, tau labai sunku atsiriboti ir tau atrodo, dabar viskas blogai ir tu skaitai antraštis, kad taip ir toliau bus ir vis blogiau ir blogiau ir blogiau. Ne? Tas vadinamas naujovės efektas. Ir tą pagalbos reikia dabar kaip atsitraukti ir kaip matyti iš šono, kaip dabar elgtis. Ja. Žinai, čia gal suvesiu du dalykus. Tai pirmas tiesiog pailiustruosiu. Kažkada esi turėjau tokį pokalbį su vienu kazino verslininku. Ir sako, nėra labiau pražuvusių žmogaus, čia nejuokauju, toks iš tikrųjų buvo pokalbis, kuris pirmą kartą atėjęs į kazino, daug laimėjo. Overcome, viskas. Sako, šiaip jeigu nebūtų kitų kazinoškių, mes kazino duotumėm žmogui pirmą kartą atėjusiam labai stipriai laimėti, nes įvyksta tas inkaravimas, kaip tu sakai, žinai, tam daug yra pavadinimų, tame tarpe naujoko efektas. Momentaliai man nusėda, kad čia atėjus turiu labai stiprų tokį pozityvų
dirgiklį. Dabar veikia kitas irgi įdomus nuokreipis, kad žmogui vieną kartą susikūrus nuomonę, pakeisti nuomonę reikia gerokai daugiau pastangos, negu iš nulio sukurti kokią nors nuomonę. Kitai žodžiais, jeigu nesvarbu, ar man užsinkaravo, kad aš laimėjau daug ir čia galima laimėti, ar aš atėjau į rinką, pastačiau ten ant kažkokio, ten bitcoino, ten Nvidias ar dar kažką laimėjau. Nesvarbu, ar aš atėjau ten į darbą ir ten pirmas dalykas, kuris man, sakysime, įkrito į akis, tai man kažkas nusišypsojo, pasakė labas ir gražiai prasidėjo man tas darbas, vyksta inkaravimas. Ir psichologai sako, kad pastanga kognityvi, kokia tik tai nori, pakeisti inkarą yra gerokai sunkesnė negu jį sukurti. Ir tada tie patys kazinošnikai sako, netgi žmogus, kuris mato fiziškai, aš pralošiu jau 3 tokius aukso puodus, protas linkęs vis tiek nekeisti nuomonės, bet tuos bloguosius momentus nurašyti kažkokį išorį. Aš laimėčiau, bet ten kažkas tai šalia sėdėjo, kas neturėtų sėdėti, nes jisai blogą karmą atnešė, o čia kažkas įvyko, tai žmogus linkęs nurašyti į išorę ir pasiteisinti, negu pripažinti, kad ne, statistiškai nesueina. Tai tas supratimas, kad mane stipriai inkaruoja pirmasis momentas, kad man sunku pakeisti nuomonę ir kito kelio, kaip aiškiai pažiūrėti į tą lentelę. Vėlgi, kiekvienam sprendimui yra vis kitokie būdai, bet aiškiai savo pažiūrėti į skaičius ir prisipažinti, sutapo, kad čia laimėjau, čia 3 kartus pralaimėjau, bendra statistika yra bloga. Tai čia reikalauja pastangos, bet teisingai sakai, tai yra vienas irgi iš tokių labai neigiamų. Dėkui, Ilja, labai už įdomią diskusiją. Apie psichologiją galim kalbėtis daug ir tikrai dar kalbėsim. Ir kas neprenumeruoja, prenumeruokite mūsų YouTube kanalą ir susitiksime dar per kitas laidas. Okay.